Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie tai, kaip skatinti įtraukios lyderystės praktikas ir kaip jos gali padėti veiksmingai valdyti galimus skirtingų kartų bei lyčių konfliktus. Įtraukioji lyderystė yra daugiau nei pažangus mąstymas ar politinis korektiškumas. Įvairi ir įtrauki lyderystė yra įrodymais grįsta strategija, užtikrinanti dinamišką ateities verslą, ilgalaikę gerovę ir sėkmę. Šis požiūris grindžiamas empatija, teisingumu ir gebėjimu prisitaikyti. Dar svarbiau, jį pagrindžia gausūs tyrimai, rodantis, kad įtrauktis atneša apčiuopiamos naudos verslui. Tyrimai nuosekliai patvirtina, kad įtrauktis didina produktyvumą. 2018 metais McKinsey & Company atliktas tyrimas atskleidė, jog įmonės, kurios yra tarp 25% lyderiaujančių pagal lyčių įvairovę vadovų komandose, net 21% dažniau pranoksta konkurentus pagal pelningumą. Be to įvairi lyderystė skatina inovacijas, nes į problemą žvelgiama iš platesnės perspektyvų ir idėjų įvairovės. Kaip 2021 metais straipsnėje rašė Paulinė Čiu, yra posakis dvi galvos geriau nei viena. Tai ypač teisinga, kai tos galvos skirtingos. Problemą galima išspręsti pasitelkus skirtingų žmonių mąstymo rėmus. Įtrauki lyderystė taip pat didina darbuotojų pasitenkinimą. Žmonės, kurie jaučiasi matomi ir girdimi, yra labiau įsitraukę bei motyvuoti. 2020 metais Deloitte tyrimas parodė, kad organizacijos su įtraukiomis kultūromis darbuotojų tenkančias pinigų srautas generuoja 2,3 karto didesnį, o lyderystės inovacijose tikimybė 1,7 karto didesnį. Taip yra todėl, kad įtraukios aplinkos mažina darbuotojų kaitą ir skatina lojalumą, taupydamos įmonės išlaidas susijusias su naujų darbuotojų paieška ir apmokymu. Be to, tokiose darbo vietose komandinė aplinka būna geresnė. Lyderiai, kurie aktyviai klausosi ir taiko empatiją, kuria pasitikėjimą bei darną. Pavyzdžiui, Salesforce pradėjo lygybės mokymų programą visiems darbuotojams, suteikiančią vadovams įrankius atpažinti šališkumą, spręsti nelygybės ir kurti priklausimo jausmą. Rezultatas – pagerėjusi bendradarbiavimo kultūra ir 30% išaugęs pasitenkinimo darbo rodiklis įvairiose komandose. Praktiniai pavyzdžiai taip pat rodo įtraukios lyderystės veiksmingumą. Accenture tokios iniciatyvos kaip lyčiai neutralios tėvystės atostogos ar privalomi nesąmoningo šališkumo mokymai pagerino darbuotojų patirtį, sustiprino komandų tarpusavio santykius ir padidino klientų pasitenkinimą. Tuo tarpu Microsoft lankstaus darbo politika leidžia darbuotojams pritaikyti darbo grafiką pagal savo poreikius, kas didina moralę ir produktyvumą. Įtrauki lyderystė taip pat yra strateginis pranašumas siekiant pritraukti geriausius talentus. Šiandienos darbo rinkoje kandidatai vis dažniau ieško darbdavių, kurie vertina įvairovę ir įtrauktį. Glassdoor apklausa parodė, kad 67% darbo ieškančiųjų vertina įvairovę kaip svarbų kriterijų renkantis įmonę. Todėl organizacijos, kurios prioritetą teikia įtraukčiai, geriau pasirengusios pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus. Svarbu tai, kad įtrauki lyderystė ugdo atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti. Esminės savybės, padedančias sėkmingai veikti greitai kintančioje ir nenuspėjamoje verslo aplinkoje. Įvairios komandos, kurias įkvepia įtraukus vadovavimas, geriau sprendžia sudėtingas problemas, nes pasitelkia platų požiūrių ir metodų spektrą. Pavyzdžiui, Google dėmesys psichologiniam saugumui suteikia komandų nariams galimybę rizikuoti ir kurti inovacijas, kas prisidėjo prie jos kaip pasaulinės technologijų lyderės sėkmės. O kas nutinka, jei įtrauktis ignoruojama? Organizacijos rizikuoja turėti neįsitraukusias komandas, didesnę darbuotojų kaitą ir prarasti konkurencinį pranašumą. Žmonės, kurie jaučiasi nevertinami ar atstumti, mažiau linkę dalintis geriausiamis idėjomis, o tai lemia stagnaciją ir neefektyvumą. Apibendrinant, įtraukios lyderystės skatinimas nėra trumpalaikė mada. Tai patikrinta ir strategiškai naudinga praktika, kuri atneša naudos tiek darbuotojams, tiek visai organizacijai. Vertindami įvairovę, taikydami empatiją ir spręsdami šališkumo problemas, lyderiai gali kurti darbo vietas, kurios yra ne tik teisingesnės, bet ir produktyvesnės, novatoriškesnės bei atsparesnės. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtrauktį,
apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.